Pasitikime kovos dalyvius. Mėlynasis kampas Albin Pajaziti. Svorio kategorija iki 92 kg ir pirmasis į ringą žengia Albinas Pajazitis iš Albanijos, tai yra jo debiutas UTMA. Beje, debiutantas bus ir kitame ringo kampe ir tas debiutantas yra labai laukiamas ir greičiausiai čia susirinkusių žiūrovų. Edvinas Šalkovskis visiškai netrukus taip pat bus iškviestas į ringą. Prieš šią kovą buvo daug labai kalbama, beje, prieš Edvino kovos visą laiką yra daug kalbama, nes Edvinas Šalkovskis į kovinį sportą įkrito tarsi meteoras. Iš mėgėjų vėliau išsibandė pusiau profesionalų taisyklės, šiandien debiutas UTMA ir visi žino, kad iš Edvino Šalkovskio galima tikėtis nieko kito, o nokauto ir įspūdingos kovos. Vaikis, kuris dar prieš porą metų greičiausiai tai įvyko labai greitai, tiesiog iš 60 kažkelių kilogramų svorio kategorijos per vasarą ūgtelėjo iki 86 ir vėliau ir dabar yra vienas iš Sergejaus Maslobojevo pagrindinių sparring partnerių Sparta Fight Gym. Edvinas Šalkovskis yra puikus pavyzdys, kai tu kažką tai darai su visiška meilė ir visiškai neapsikraudė. Ir va tokių spurtų uraganų, kaip ir sakei, jis dabar užkariauja Lietuvos kovos menų pasaulyje.